we want to come here to practice and to play tournament because Lithuania has a lot of high-level teams here. We have played several games, and we thought that the previous games we have played are very high level, and we think it's a very good game. We are preparing for the Asian Championship at the end of this year. Yes, we're just practice and to collect them. Of course, it's a very important championship, so we have prepared earlier and collect the team very early at the beginning of this year. Kadangi jau ne pirmas kartas, kai bendradarbiaujam su Kinijos krepšinio federacija, tiksliau Atlas Sports kompanija, tai esame buvę pas juos keletą kartų tarptautinėse draugiškose turnyruose ir kilo idėja atsivežti ir perteikti Lietuvos krepšinio patirtį Kinijos krepšinio jaunimo rinktinėms. Ir šiuo atveju savaitinę stovyklą rengiame Kaune Kinijos vaikinų ir merginų U16 rinktinėms. Kinija tobulėja labai stipriai, investuoja labai didelius pinigus tiek į trenerių personalą, tiek į pačius žaidėjus, ir tai yra auganti krepšinio šalis, turinti begalę krepšinio žaidėjų, galima sakyti labai geros krepšinio medžiagos.